Giluminiai siurbliai yra skirti vandens pakelimui į paviršių iš didelio gylio. Šie siurbliai daugiausia naudojami gręžiniuose, iš kurių vanduo tiekiamas į nuosavus namus, kotedžus, kaimo sodybas, įmonės ir kitur, kur reikalingas vanduo. Siurbliai yra mažos skersmens, labai kompaktiški, nes tiekiamas vanduo iš siaurų gręžinių. Jais galima tiekti vandenį iš didelio gylio ir dideliu atstumu, išlaikant pakankamą slėgį. Giluminiai siurbliai pasižymi ilgaamžiškumu ir patvarumu, tačiau ruošiantis įrengti tokias vandens tiekimo sistemas, būtina įvykdyti gamintojų numatytus specifinius reikalavimus. Tik tada galima tikėtis sėkmingos ilgalaikės eksploatacijos, be jokių sutrikimų bei papildomų investicijų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai yra pirmos svarbos uždavinys, prioritetinis, kad namai turėtų nuolat vandenį be sutrikimo ir tai yra gana nemaža investicija. Tai reikėtų truputį atidžiau spręsti pirminiai stadijai, parinkimo stadijai, įrangos parinkimo stadijai. Patarimas būtų kreiptis į profesionalus, kurie iš to gyvena, duoną valgo daug metų, nes esmė yra tame, kad teisingai parinkus visą įrangą, tarnavimas yra tikrai ilgas, tai yra daugybę metų, jūs neturėsit vandens sutrikimo ir daugybę metų jūs nebeinvestuosit iš naujo. Išskyrus, aišku, kas kažkokiu tai laikotarpiu gal reikės padaryti patikrinimą, oro pagalvę, vandens slėgį, vandens našumą, vandens švarumą, judančius elektrinius kontaktus, bet tai yra maždaug vieną kartą per 5 metus ir neapsunkina tie dalykai. Kas atsitinka, jeigu priėjimas yra neteisingas, dažniausiai kyla įvairūs sutrikimai. Mes neteisingai prieidami prie įrangos parinkimo, sistemos sukūrimo, mes užprogramuojam problemas iš karto. Privačiuose namuose giluminiai siurbliai paprastai leidžiami į gręžinius ant polietileninių vamzdžių su nerūdijančio plieno lyno papildomų tvirtinimu. Siurbliai viduje turi atbulinius vožtuvus tik savo konstrukcijos apsaugai, tačiau būtina papildomai sumontuoti virš siurblio atbulinį vožtuvą, kad siurbliui nedirbant vanduo iš vamzdyno nebėgtų atgal į gręžinį. Giluminiai vandens siurbliai paprastai gręžiniuose eksploatuojami vertikalioje padėtyje. Ar galima siurblį eksploatuoti horizontalioje padėtyje? Ar yra tam keliami papildomi reikalavimai, nurodo gamintojas. Siurbliai sumontuoti horizontalioje padėtyje dažniausiai naudojami vandens tiekimui iš upių, ežerų ar kitų gamtos telkinių, taip pat iš priešgaisrinių rezervuarų, slėgio padidinimui linijose ir panašiai. Šiuolaikinėse vandens tiekimo sistemose su giluminiais siurbliais naudojami dažnio keitikliai, kurie reguliuoja giluminio siurblio variklio apsisukimo skaičių, o tai padeda išlaikyti pastovų slėgį vamzdyne, nepriklausomai nuo vandens suvartojimo kiekio. Taip pat giluminiai siurbliai gali būti montuojami su sausos eigos davikliais, jei gali susidaryti tokia situacija, kuri apsaugo siurblį nuo darbo be vandens. Visais atvejais su giluminiais siurbliais yra montuojami atitinkamos talpos hidroforai, slėgio indai su membranomis, kurie padeda stabilizuoti siurblių darbą. Siurbliai yra sukonstruoti taip, kad vanduo paimamas aukštesnėme lygyje nei yra siurblio elektros variklis. Tokiu būdu siurblių varikliai yra aušinami. Siurblio elektros variklis yra aušinamas pratekančiu vandeniu per variklio korpusą. Elektros variklis yra visiškai hermetiškas ir sukimo momentas yra perduodamas giluminio siurblio turbinai per specialią NEMA jungtį. Tai leidžia siurbliui dirbti žymiai ilgiau. Parenkant sistemą, pavyzdžiui, pastovaus slėgio sistemą, reikėtų stengtis padaryti tokį sprendimą, kad variklis dirbtų optimaliom apsukom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kada mes normaliai vartojam vandens kiekį, normalų kiekį, mes turėtumėm stengtis, kad siurblys dirbtų optimalių režimų, 50 plius minus kažkiek tai hercų,
Bet tai pasiekti ir labai sunku su paprastom tradiciniam, paprastas giluminis siurblys, kažkoks tai dažnio keitiklis. Mes siūlom specialias priemonės, ganėtinai įdomias, kur mes sumažinam turbiną, bet padarom galimybę uždengti piko vartojimą su apsukų didinimu netgi iki 80 Hz. Reiškia, kada pas mus yra didelis vandens vartojimas, tas pats mažas siurbliukas, kuris yra per 2 laiptelius sumažinamas, jis pasiekia didesnės apsukas, jis piko metu, pikas trunka paprastai nedaug, 10-20 minučių ar pusę valandos, gali būti ir daugiau, čia nesvarbu. Siurblys dirba žymiai didesniam apsukom, duoda beveik dvigubai didesnį našumą, didesnį spaudimą, o kada yra normalus vartojimas, jis dirba savo optimaliu režimu. Tai štai jums yra dar viena iliustracija, kaip galima spręsti. Ką dar galima pasakyti apie konsultacijų ypatumus? Pavyzdžiui, labai silpnas gręžinys. Jokių būdų išgręžus, reiškia, pamatom duomenis pase gręžinio, kad yra mažas našumas, o jums reikia didesnio našumo. Vienas iš jokių būdų negalima montuoti didesnio siurblio, negu gali gręžinys duoti. Jūs sugadinsit gręžinį. Ką reikia daryti? Visą laiką pamirštama paprasti dalykai. Paprastas momentas yra, esam ne kartą darę, tiesiog naudojam didesnius hidroforus, didesnio tūrio iki 500-750 litrų ir mes suakumuliuojam vandens kiekį ir piko metu mes, sakykime, galim padaryti vandens didesnį atidavimą. Mintis yra ta, kad gręžinys daug neduoda debito, o jum reikia kartais daug vandens. Tai reiškia, mes su tuo nedideliu našumu iš gręžinio mes galim parinkti tokią sistemą, kuri lėtai pompuoja, bet daug suakumuliuoja. Vienas iš sprendimų. Dar vienas sprendimas. Gręžinys smėliuoja. Tai yra be galo negeras variantas ir grėsia pastoviom investicijom, bet galima išvengti, darant sistemą, kuri kas kiek tai minučių išsijungia ir neleidžia patekti smėliui į sistemą. Smėlis pakyla ne iš karto jungus siurblį, tai reiškia, mes darom algoritmą, siurblys junginėjasi su tam tikrom pertraukom ir jis gali išvengti smėlio padavimo. Jeigu to negalima išvengti, mes turime pasaulyje pačias tobuliausias, atspariausias abrazyvui turbinas. Jos yra šiek tiek brangesnės, bet su jų pagalba mes galim spręsti problemą. Tuo pačiu reiktų pasakyti, kad nebūtina žiūrėti į siurblį, į turbiną ir variklį kaip išspręstas komplektas. Žiūrint į situaciją, galima parinkti nevienodo dydžio, reiškia, variklio turbinos agregavimą. Ne taip, kaip katalogė yra patarta, bet galima rinkti pagal situaciją ir tada mes išvengiam kažkokių tai galimų sutrikimų. Dar ką galima būtų atkreipti dėmesį, kad patys dažnio keitikliai, jie būna labai įvairių išpildymų ir jeigu mes tikimės, kad gali būti elektriniai trikdžiai į tinklą, mes turėtumėm atkreipti dėmesį, kokio išpildymo yra filtrai, įėjimo filtras, išėjimo filtras. Mes turime atsižvelgti tada į objektą ir priimti tam tikrą sprendimą. Visada stengiamės sprendimą priimti optimalų. Ką tai reiškia? Tai reiškia minimalios investicijos, maksimalus funkcionavimas. Tai nebūtinai visada išpūsti kainą, dėti pačius brangiausius dalykus, bet labai svarbu, konsultuojant, numatyti pagal esamą situaciją, pagal kliento norą. Ypač svarbu yra situacija, numatyti galimus sutrikimus ir daryti jų prevenciją. Čia galima būtų kalbėti daugiau, bet dar kartą patarimas yra konsultuotis. Tokiu būdu jūs išvengiat netekties investuotų pinigų, išvengiat vandens sutrikimo labai nepatokiais momentais, kaip taisyklė, penktadienis po pietų arba šeštadienis, kada jūs patirėt vandens sutrikimą, tai labai sunku yra kažką greitai prisišaukti ir yra nepatogumai ir plus dar yra ir pinigų netekimas. Mūsų srityje vandens tiekimo iš gręžinio į namą
sistemoje atsirado labai naujas dalykas, tarsi tokios pačios išvaizdos slėgerėlė kaip iki šiol buvusios klasikinėse sistemose. Klasikinę sistemą, aš dar kartą sakau, vadinu giluminis siurblys, slėgio indas, hidroforas ir slėgerėlė, grubiai šnekant. Tai slėgerėlė valdo slėgio palaikymą nustatytose ribose nuo, pavyzdžiui, 2 iki 3,5 barų. Bet šitos naujos slėgio rėlės, jos jau ne tik tai užtikrina klasikinėse sistemose slėgio palaikymą nustatytose ribose, bet jos turi daugybę funkcijų, jos yra šiek tiek brangesnės, bet jos labai išplečia galimybės nuo apsaugos, nuo įvairių pavojų. Aš nepaminėjau apie pavojus, kad be galo svarbu yra saugoti elektros variklį nuo perdegimo, nuo perkaitimo ir visų kitų negerų režimų. Čia yra iš vis atskira sritis labai gili. Mes dažniausiai rekomenduojam to pačio gamintojo, kuris gamina variklį ir kuris siūlo apsaugą, vartoti to pačio gamintojo, jeigu įmanoma, tai išvengiama problema. Dabar aš truputį nukreipau apie sistemas, tai yra pirma sistema klasikinė rėlė, hidroforas, siurblys, ir antra sistema, kurią mes vadinam pastovaus slėgio sistema, tai yra papildomas elementas, slėgio rėlės nėra, bet yra, vietoj slėgio rėlės yra papildomas elementas, dažnio keitiklis. Jo pagalba siurblys dirba tokiu režimu, kokio prašo vartotojas. Vartotojas atsuka nedaug krano, siurblys sukasi lėčiau, vartotojas atsuka daugiau krano arba daugiau kranų vandens ir padavimas didėja dėl to, kad siurblys greičiau sukasi. Tai dvi, grubiai šnekant, dvi yra sistemos, klasikinė ir pastovaus slėgio sistema. Viena iš didelių problemų, į kurią reiktų atkreipti dėmesį parenkant pastovaus slėgio sistemą, tai yra vandens maišymas hidrofore. Mes vadinam tuos indus, slėgio indus hidroforais. Tai pastovaus slėgio sistemos atveju vanduo bakelyje nesikeičia. Ir bakelės kaip taisyklė stovi katiliniai, šilta ir viduj pradeda kauptis bakterijos. Vanduo genda. Ir mes sukuriam vandens tiekimo, geriamo vandens tiekimo sistemoje sukuriam bakterijų židinį. Ką daryti, kad to nebūtų? Kada yra sistema nepastovaus slėgio, tai yra klasikinė su slėgio rėlė, mes to klausimo dažniausiai ir nekeliam, nei savo kolegom montuotojam, nei grįžėjim, bet kada montuojama pastovaus slėgio sistema, būtina yra atkreipti dėmesį į tai. Ką šiandien mes, sakykime, kaip konsultuojam klientus ir ką siūlom? Mes siūlom šiandien paprastus sprendimus, nedidelę investiciją. Mes turim trišakį, į trišakį montuojam specialų adapterį, prisukam adapterį, supakuojam, jis atsistoja kažkurioje tai vietoj. Tada mes, sakykime, šitoj pusėje turim gręžinį, padavimas iš čia, mes įstatom specialų su liežuvėliu, specialų plasmasinį indeklą, injektorių, liežuvėlis yra į vandens padavimo pusę, užfiksuojam, įspaudžiam ir įleidžiam, prisukam adapterį prie hidroforo. Kas atsitinka pastovioj slėgio sistemoje? Vanduo, paduodamas iš gręžinio, jis ne tik tai teka vartotojui, ne tik tai pasiduoda į hidroforą kaip be to adapterio, bet su šito adapterio pagalba jis ir pasimaišo kiekvienu vandens krano atsukimo atveju. Reiškia, mes sakom, kiekvieną kartą atsukus kraną pastovaus slėgio sistemoje vandens turinys kiekvieną kartą keičiasi bakelyje.
Tai yra be galo svarbus klausimas ir mes išvengiam bakterijų kaupimasi vandenyje ir jeigu mes kalbėtumėm, kokios tai gali būti pasiekmes, aš nedrįstu prognozuoti, bet sakau, kad tai yra labai negerai. Tai yra sveikata ir tai yra prioritetinis momentas, o investicija tikrai yra labai nedidelė. Iki šiol buvo sprendžiama, kaip taisyklė, pas mus su klasikiniam amerikiečių gamybos Global Water Solution Flow through pavadinimas. Reiškia, tai yra hidroforai, kurie tą vadinamą pamaišymą turi integruotą savyje. Ir perkant tokį hidroforą jau nebereikia kažkokio tai atskirio pamaišymo, jie yra brangesni negu paprasti klasikiniai hidroforai, tačiau yra eliminuojama bakterijų kaupimosi galimybė. Jeigu žiūrėtumėm į šitą situaciją paprasčiau, kad žmogui padarius viską, svarbiausia yra ne iš kur kas kaip bėga, bet svarbiausia, kad būtų pastoviai būtų vanduo ir nebereikėtų daugiau investuoti. Nes kiekvienas sutrikimas reikalauja, kaip taisyklė, vėl investavimo.